praeitą kartą mes palikome Saulių ir Jehonataną, jie žuvo mūšyje. Atsimenat, Saulius, jisai prašė ginklanešio, kad būtų nužudytas, nes jis buvo stipriai sužeistas, tačiau jisai ginklanešys nesutiko ir jis pats tada ant kardo krito ir žuvo. Bet tuo metu, kur buvo Dovydas, tai aš tą skyrių šiek tiek buvau praleidus, dabar sugrįšiu. Tuo metu, prieš einant į mūšį, tai čia buvo mūšis su Filistinais. Filistinai išsiuntė Dovydą atgal, nes karalius Filistinų kaip ir buvo jau pradėjęs pasitikėti Dovydu, bet kiti kunigaikščiai sako, kaip tu gali priešą vestis kartu į mūšį, jisai dar išduos ir prieš mus atsisuks mūšio viduje. Tai jį parsiunčia atgal į namus ir parašyta, kad Dovydas su vyrais grįžta atgal ir ten yra tokia žymi istorija, kaip jisai grįžęs į tą miestą, kuriame buvo apsistojęs su savo žmonom ir vaikais, Ciklagas tas miestas yra. Pasirodo, kad tuo metu, kai jie nebuvo, įsiveržė tenai amalekiečiai ir užėmė tą miestą ir visą sudegino. Ir į nelaisvę išsivedė moteris ir visus kitus, nuo mažiausio iki didžiausio. Bet nei vieną nenužudė, parašyta tai Biblijoje, bet tik išsivarė su savimi ir nuėjo savo keliu. Tai Dovydas, jo vyrai grįžę į miestą, rado tą miestą sudegintą, jų žmonas, sūnus ir dukteris išvestus nelaisvėn, ir Dovydas su juo buvusieji žmonės pakėlė balsus ir verkė, kol nebeliko jėgų verkti. Ir Dovydas gėdėjo, bet kartu ir bijojo, nes žmonės čia pat vyrai jo atsisuko, norėjo jį užmėtyti akmenimis, bet neužmušė. Ir tada parašyta, kad visą to skausmo viduryje sako, kad Dovydas sustiprino save viešpatyje savo Dieve. Tai tas žodis sustiprino, hasak, jis vadinasi, jis toksai kietas labai, jisai reiškia, kad ne šiaip sau, kad tik tai, gerai, Dovydai, tu nebeverk jau. Jisai reiškia, kad jis tvirtai pasiryžo. Verkė ir staiga sako, ne, daugiau nebeversiu, suėmu save į nagą, pasiryžti, ištverti, sutvirtinti, atstatyti jėgas, išstovėti, bet ne ant emocijų, o sako viešpatyje. Tai kaip mums būna labai labai sunku, geriau tada ne ant trumpalaikio emocijų save suimti į nagą, o viešpatyje. Tai Dovydas taip ir padaręs ir jisai klausė viešpaties, ar jam vytis priešą. Ir jisai sako vytis ir todėl jisai su 600 vyrų vijosi priešą. Bet pakeliui dalis jų pavargo ir čia svarbu, dalis Dovydo karių ir jie pasiliko užnugaryje. O Dovydas tuo tarpu užklupo priešus, juos sumušė, atsiėmė žmonas ir vaikus. Ir Dovydas parašyta atsiėmė viską, ką amalekiečiai buvo pagrobę, išvadavo abi savo žmonas, nieko nepasigedo, nei mažo, nei didelio, nei sūnų, nei dukterų, nei jokių daiktų, kuriuos amalekiečiai buvo paėmę, Dovydas viską atsiėmė. Taip pat paėmė grobio. Ir dabar jisai apsisuka, grįžta atgal su grobiu, su vaikais, žmonomis ir pakeliui sugrįžta pas tos vyrus, kurie buvo per daug pavargę, kad keliauti toliau ir liko prie upelio saugoti mantą, jų daiktus. Ir tada parašyta, kad kai kurie pikti vyrai, juos vadina Belialo vaikais, žmonėmis, tai jau mes tą žinom, kad jeigu pavadina Belialo, tada vadinasi labai blogai. Jie vadinasi sugedę iki kaulelių. Tai tie Belialo vaikai arba žmonės, kurie ėjo kartu su Dovydu, kalbėjo, jie nėjo su mumis, todėl mes jiems nieko neduosime iš atgauto grobio, tik kiekvienam žmonai ir vaikus, kad juos pasiėmė keliautų savo. Tai čia mintis, aš čia norėčiau šiek tiek sustoti, nes iš tikrųjų čia svarbi vieta paminėta. Aš žinau, kad kai kurie vieni pamokslininkai ją dėl vienos priežasties mini, bet aš noriu kai ką čia pastebėjau. Žodžiu, viskas vyksta labai logiškai. Iš tikrųjų, vieni vyrai pasiliko, buvo per daug pavargę, dėl to jie pasilieka. Kiti vyrai eina, kovoja mūšyje, paima grobį, susigrąžina vaikus ir žmonas. Aš sakyčiau, yra visiškai sąžininga ir teisinga, kad tie vyrai, kurie nebesugebėjo eiti toliau, kad jie gautų savo žmonas ir vaikus, bet grobio dalies negautų, o pasidalintų tik kovojusieji. Čia yra absoliučiai teisinga. Ir tai yra pats normaliausias pasaulio standartas. Bet kaip įdomu, kad Dievo širdis absoliučiai nesutinka su mūsų kabutėse teisingumo standartais. Paskaitysiu, sako, mano broliai, negalima taip elgtis.
su tuo, ką Viešpats mums davė. Jis mus saugojo ir atidavė tą būrį, kuris mus užpuolė į mūsų rankas. Kas pritars jums šituo klausimu? Kas gauna ėjęs į mūšį, tą gaus ir ką gauna ėjęs į mūšį, tą gaus ir tas, kuris saugojo mantą. Jie turi pasidalinti po lygiai. Idėja Dovydo yra tokia, kad laimėjo mūšį ne kariai, mūšį laimėjo Viešpats. Tai koks skirtumas, kad jie visi pasidalins tą grobį lygiai. Taigi ne jie tą grobį ir laimėjo. Va Dovydo tokia mintis yra. O kad čia yra pagal Dievo širdį, aš jums priminsiu tą nuostabų palyginimą iš Mato Evangelijos, kuris mane visą laiką erzina. Netgi dabar aš kai skaitysiu, mane ta mintis tiesiog kabina iš vidaus. Žodžiu, Jėzus pasakoja, kad buvo šeimininkas ir jisai nusprendė samdyti žmonės dirbti savo vynuogynui. Užmokestį nustatė tokį, 1 pinigas už dieną, ten denaras pavadintas, bet tarkim imam 1 pinigas už dieną. Vienus darbininkus rado anksti ryte, kitus išėjęs 3 valandą dienos, matyt paskui 6 valandą ir 9 valandą vakaro, o kitus 11 valandą. Tai, jau praktiškai, ką žinau, gal ten Izraelyje 11 vasarą dar netemsta, bet tarkim jau prie sutemų artėjant. Ir jie visi bedirbę gavo visiškai vienodą atlyginimą. Net ir tie, kurie dirbo visą dieną ir sako, paskui va taip ir buvo, kad visi gavo vienodai, tapo 1 pinigą, tada tie paėmė murmėjo prieš šeimininką, sakydami, šitie paskutiniai tie dirbo 1 valandą, o tu sulyginai juos su mumis, tie, kurie dirbo nuo pat pradžių, kurie nešė dienos ir kaitros naštą, bet tada tas šeimininkas, tai Dievas, jisai atsakė vienam iš jų bičiulį, aš tavęs neskriaudžiu, argi ne už denarą susiderėjai su manimi, imkas tavo ir eik savo. Aš noriu ir šitam paskutiniam duoti tiek, kiek tau. Argi aš neturiu teisės daryti, ką noriu su tuo, kas mano? Ar todėl tavo akis pikta, kad aš esu geras? Tai paskutiniai bus pirmi, o pirmieji paskutiniai, nes daug yra pašauktų, bet mažai išrinktų. Dievo dosnumas ir gailestingumas mūsų standartų netitinka. Ir šitą irgi palyginimą išgirdus atrodo taip yra nesąžininga. Todėl, kad mūsų standartas, kurį mes esame išmokę pasaulyje, jisai kalba štai taip. Kiekvienas gaus tiek, kiek yra nusipelnęs. Kiek dirbai, tiek ir gausi. Bet Dievas sako, kad netgi tie, kurie ateis patys paskutiniai į Dievo karalystę, jie gaus vienodą už atlygį. Amžinai gyvenimą su Jėzumi Kristumi. Ir nebus gradacijos. Šitas gaus didesnį gyvenimą su Jėzumi Kristumi, o šitas mažesnį gyvenimą. Ir Dovydas čia lygiai tą patį parodo. Jisai nemato, kaip matytų tiesiog toks paprastas tūlas, karžygys, karvedys. Tie, kas kovojo, tie gauna atlygį. Kas nekovojo, tie gauna tik savo žmonas. Jisai mąsto kaip Dievas. Todėl Dievas ir yra pasakęs, kad Dovydas yra pagal jo širdį. Pas jį nestandartinis mąstymas ir toliau mes pamatysime dar kelis pavyzdžius, kur labai įrodo tą, kad Dovydas buvo nestandartinis žmogus, asmuo gyvenęs. Taigi dabar 2 Samuelio knyga, čia nedaug tų skyrių paimsim, kad tik tais iliustruoti tam tikras vietas Dovydo gyvenime. Be žodžių, Dovydas sužino, tada jisai grįžta su visais žmonėmis, savo žmonomis, atgal į tą Ciklagą ir bebūnant ten sužino, kad buvo Saulius nugalėtas ir Jehonatanas mirė. Ir štai jam bebūnant tenai iš Sauliaus stovyklos ateina vyras su perplėštais drabužiais ir žemėmis apibarstyta galva. Ir atėjęs pas Dovydą jis puola ant žemės ir išreiškė jam savo pagarbą. Ir toliau parašyta, kad jisai papasakojo jam istoriją, kaip neva jisai rado sužeistą Saulių ir Saulius prašė jį nužudyti. Ir žodžiu, kad jis tą Saulių nužudo. Jis matyt tikisi žinodamas, kad Saulius ir Dovydas buvę priešai, kad dabar jisai kažkaip užsitarnaus kažkokią pagarbą, tarkime, ar kažkokią tai jaukią vietelę prie karaliaus. Bet taip nėra, nes Dovydo širdis nėra kaip visų žmonių. Nes Dovydas, išgirdęs šitą žinią, jisai nustėrė savo drabužius, perplėšė juos, tai padarė ir kiti vyrai buvę su juo. Iki vakaro jie verkė
pasninkavo ir liūdėjo dėl Sauliaus, jo sūnaus Jehonatano ir viešpaties tautos Izraelio namų, nes jie žuvo nuo kardo. O tam, kuris atėjo ir galvodamas, kad jis pameluos ir užsidirbs kažkokią garbę, jis jam nenuskilo, todėl kad jisai pasakė taip: kaip tu išdrįsai pakelti ranką, kad nužudytum viešpaties pateptąjį? Ir iš tikrųjų jam blogai baigėsi, nes jisai liepė nužudyti tą žmogų, kuris atnešė šitą žinią. Dovydas tada praudojo Saulių ir Jehonataną tam tikrą giesmę, ji vadinasi lanko giesme, ir jis netgi nori, kad visi Izraelyje išmoktų tą giesmę. Toje giesmėje vėlgi, toks labai įstabus Dovydo asmenybė, labai įstabi. Nors Saulius jį iš tikrųjų persekiojo ir norėjo jį nužudyti ne vieną kartą, ir jisai tikrai daug iškentėjo, netgi psalmė yra ištisa parašyta, kaip jis slepiasi oloje nuo Sauliaus, bet jisai šitoje giesmėje, praudodamas Saulių, jisai išreiškė absoliučiai visą pagarbą ir meilę, ir šitą giesmę liepė visai tautai išmokti, kad dabar būtų prisiminimas ir atminimas Sauliaus ir Jehonatano. Dabar Dovydas turi sugrįžti į Izraelio žemę. Kol kas, jeigu prisimenat, jisai dar vis pas Filistinus, nes jisai buvo jau viskas su visam galvojo, kol Saulius gyvas, jam nėra vietos Izraelyje. Tai jisai išsikraustė pas Filistinus ir netgi buvo jų pusėje. Tam tikromis situacijomis jisai užpuldinėjo Izraelio pakraščio žemės. Jisai beveik, nesakai, kad tapo Filistinas, bet jisai, buvo karvedys, bet tik tai priešų pusėje. Ir dabar jis klausė Dievo, ar jam grįžti atgal į Izraelį. Dievas sako grįžti. Ir todėl jisai grįžta į Hebroną. Hebronas tai ta vieta, kur palaidotas buvo Abraomas ir Sara. Ir Dovydas išėjo į Hebroną su savo abiem žmonom ir atsivedė ir visus savo vyrus ir jų šeimas ir apsigyveno Hebrono miestuose. Judo vyrai atėję patepė Dovydą Judo karaliumi. O kai Saulius buvo nužudytas ir miręs, Filistinai jo kūną iškabino viešai, jeigu atsimenate, ir paniekino. Bet iš vieno tokio miesto tie vyrai tą Sauliaus kūną pagarbiai nuėmė nuo to pakabinimo ir palaidojo jį. Tai va dabar Dovydas siunčia žinią į tą miestą ir sako, kad viešpats telaimina jūs, kad parodėte pagarbą savo valdovui Sauliui. Ir tada sako, aš jums būsiu maloningas ir kad mane Judo žmonės patepė karaliumi. Tai va šičio momentas buvo Izraelio tautai iš karto pradėti vieningai būti. Bet taip neišėjo. Tai dabar aš truputėlį tik tais paaiškinsiu. Dovydas yra iš Judo giminės. Tai čia viena giminė. Ir ta giminė jį patepa karaliumi. Tai reiškia, pripažįsta jį karaliumi. Tačiau kitos 11 giminių, nes Izraelyje 12 giminių, tai kitos 11 giminių su visais žmonėmis, jie vadinasi Izraelis, jos dar vis pasilieka su Sauliaus namais. Nors Sauliaus nebėra, bet jisai turi sūnų, jisai turi savo karo vadą ir dėl to jie nesutinka Dovydo patepti. Ir Sauliaus pusbrolis ir karo vadas Abneras, jisai paima ten Sauliaus sūnų, Išbošetas toksai, paima jį, pastato karaliumi po Sauliaus. Ir žodžiu, prasideda kova tarp Sauliaus namų ir va to Abnero ir Dovydo namų. Taigi tarp Sauliaus ir Dovydo namų karas buvo ilgas, Dovydas vis stiprėjo, o Sauliaus namai vis silpnėjo. Toliau parašyta, kad Hebrone Dovydui gimė 6 sūnus ir vykstant karui tarp Sauliaus namų ir Dovydo namų, Abneras buvo žymiausias tarp Sauliaus šalininkų. Tai va tas karvedys. Žodžiu, tas Abneras, Sauliaus karvedys, jisai vieną kartą nusprendė pasimti sugulovę Sauliaus, buvusią sugulovę, ir žodžiu, jo sūnus tas Išbošetas supyko, ir dabar Abneras sako, viskas, aš ketinu pereiti pas Dovydą ir aš padarysiu Dovydo karaliumi. Kitaip sakant, pripažinsiu jį karaliumi. Jisai nusiunčia Dovydui žinią, kad aš noriu sudaryti su tavimi sandorą. Dovydui šita žinia patinka, nes čia yra proga suvienyti tą vieną tautą ir tas 11 tautų į vieną vietą.
Bet jisai sako, jis pareikalauja Mikalės. Jeigu atsimena, ta pirmoji žmona, kurią paskui Saulius paėmė iš Dovydo, kuri padėjo jam pabėgti, nuleidus jį pro langą. Tai vat jam Mikalė atveda, nors šiaip čia įdomi tokia vieta. Parašyta, kad Mikalė turėjo jau kitą vyrą, nes jinai buvo atiduota kitam vyrui ir kad vyras, lydėdamas ją, verkė, gailėjosi savo žmonos. Čia tokia, kartais kai perskaitai tam tikras situacijas ir galvoji, Dovydas pagal Dievo širdį. Ir tada perskaitai tokią situaciją, bet Mikalė jau buvo kažkieno kito žmona. Ir tada galvoji, bet Dievui tai vis tiek Dovydas pagal jo širdį. Vadinasi, ar mums vis reikia perkratyti ir permastyti, kokia iš tikrųjų yra Dievo širdis ir ką jis sureikšmino, o ko jis nesureikšmino, ką jis palieka žmonių rūpesčiams. Tiesiog, kad kartais žinotumėm, kad ne viskas yra Dievo širdyje, taip kaip, pavyzdžiui, filmuose mes matome. Filmus kuria žmonės, nebūtinai tai, ką mes matome kaip žmogaus teisingumas, būtinai turi būti Dievo teisingumas. Čia tik šiaip intarpas yra. Abneras, tas karo vadas, ir jisai už jo realiai stovi visos 11 giminių. Jisai sako, aš surinksiu pas tave mano valdovę visą Izraelį, kad jie sudarytų su tavim sandorą ir tu jiems karaliautum. Kaip geidžia tavo širdis. Ir taip, žodžiu, jie susitarė, Dovydas išleidžia Abnerą. Bet nieko gero ten neįvyksta jiems, todėl kad tą Abnerą nužudo Dovydo karo vadas Joabas, kadangi ten to Joabo brolis žuvo kare ir dabar jisai nori atkeršyti tam Abnerui. Žodžiu, įvyksta susipykimas, Abnero nebėra ir Dovydas išgirsta apie tai, kad jo karo vadas nužudo Abnerą ir tarp kitko jisai jį nužudo visiškai iš pasalų. Jį pasikviečia neva, matyt apsimesdamas, kad jam čia kažkokią slaptą žinią nuo Dovydo turi ir jį tiesiog paduria į pilvą. Ir Dovydas tai išgirdęs, jisai tarė, sako, aš ir mano karalystė esame nekalti prieš viešpatį dėl Nero sūnaus Abnero kraujo. Ir tą jisai daro ne pirmą kartą. Jisai dabar savo karo vadui sako, bet ant jo ir kris nekaltas kraujas. Dabar jo namuose bus nuolatos karas, tenai netrūks paliegėlių, raupsuotų lošų, kare žūstančių ir badaujančių. Čia vėl atsidengia Dovydo širdis, jisai iš tikrųjų labai stipriai žiūri, kad nebūtų jo rankomis arba jam apkaltinta neteisingai pralietas kraujas. Ir bus tik viena išimtis, tai Betšebos vyras. O šiaip jis visur stengiasi, kad teisus žmogus nebūtų iš pasalų nužudytas, jis neprisiema tokios. Tiesiog jis taip nefunkcionuoja. Nors šiaip iš tikrųjų, kaip politikas arba dar neįtvirtintas karalius, jisai galėjo tiesiog pasidžiaugti. Priešininkai visiškai paguldyti ant menčių, dabar ta karalystė bus mano. Jis netaip mąsto. Dovydas yra išskirtinė asmenybė Izraelio istorijoje. Jie palaidojo tą Abnerą, karalius, tai Dovydas, balsu raudojo prie jo kapo, verkė ir visi žmonės. Karalius raudojo dėl Abnero, sakydamas, ar Abneras turėjo mirti tokia mirtimi. Jisai netgi Dovydas ėmė pasninkauti dėl savo priešo. Tai ką, Abneras buvo jo priešas, jis ima dėl jo pasninkauti. Ir žmonės bando įkalbėti Dovydą valgyti tą dieną, bet Dovydas prisiekė, tegul Dievas padaro man tai ir daugiau, jei aš prieš saulei nusileidžiant paragaučiau duonos ar ko nors kito. Tauta sužinojo, čia įdomi pastaba beje, čia užrašyta Biblijoje, tauta sužinojo ir tai jiems patiko, kai patikdavo viskas, ką darė karalius. Ir aš taip stabtelėjau ir aš pagalvojau, reikia dar kartą pasižiūrėti, kas patiko žmonėms. Patiko tai, kad Abnerą palaidojo garbingai, nors tai buvo jo priešas. Patiko tai, kad Dovydas dėl jo raudojo. Patiko tai, kad jis pasninkavo ir nebuvo perkalbamas, bet tą dieną jis ketino laikyti savo žodžio. Ir aš kažkaip paskui prisiminiau, kaip įdomu, kad šventoji dvasia nusprendė užrašyti 2 įvykius, kaip Dovydą čia bando atkalbinėti nuo pasninko ir jisai nepasiduoda, jisai ketina pasninkauti. Ir ne dėl savęs, o dėl Abnero, kuris buvo jo priešas. Ir tada, kaip Saulius buvo atėjęs pas būrėją ir norėjo kalbėti su Samuelio dvasia ir tada jam tenai, žodžiu, krito ant žemės ir sako, aš nevalgysiu,
Ir moteris jį tą būrėja, jam ten reikėjo truputėlį minimalių pastangų ir jisai čia pat apsigalvoja. Ai, nu gerai valgysiu. Ir jam pagamina puotą, vaišes ir jisai prisivalgo sočiai. Ir va tai va toks atrodytų mažmožis, bet aš tikrai tikiu, kad neatsitiktinai abudu įvykiai užrašyti. Ir dar paminėta, kad tautai patiko toks Dovydo pasirinkimas. Va taip pasielgti. Laikyti savo pažadą, nekeisti, nesimėtyti. Jeigu jau nusprendai, tai nusprendai. Ta diena visa Izraelio tauta suprato, kad tai buvo ne karaliaus sumanymas nužudyti Nero sūnų Abnerą. Karalius tarė savo tarnams, argi nežinote, kad šiandien Izraelyje žuvo kunigaikštis ir garbingas žmogus. Aš šiandien, sako, dar esu silpnas, nors pateptas karaliumi. Ir šitie vyrai, tie žudikai, yra per stiprus man. Viešpats tegul atlygina piktadariui už jo piktadarystę. Kitame skyriuje parašyta, kad dabar Sauliaus stovykloje vyksta irgi, nekokie dalykai, nes tas jo sūnus Išbošetas, jis iš tikrųjų, kad jisai galėjo būti, ne visai toksai savarankiškas žmogus, tai jam iš karto nusviro rankos, jis labai išsigando ir sunerimo ir visas Izraelis sunarimo. Tai reiškia tos 11 giminių, kad dabar nebėra jų pagrindinio priekio vado karo. Tuo tarpu tas Išbošetas turėjo 2 pulkų vadus. Ir tie vadai, jie nusprendė ateiti pas savo karalių Išbošetą per pačią dienos kaitrą, kai jis miegojo ant lovos, jie įėjo į jo namus, sako tarsi kviečių pasiimti, nudūrė jį į pilvą ir pabėgo. Ir kai jie įėjo į namus, Išbošetas miegojo ant lovos savo miegamajame. Jie užmušė jį, nukirto galvą ir ją nešini ėjo visą naktį per dykumą. Galvą atnešė Dovydui, kaip jums atrodo kodėl? Galvodami, kad jeigu jie nužudė priešą Dovydo ir atneša jo galvą, tai 100% jie turės šito naujo karaliaus palankumą. Ir nieko panašaus. Dovydo širdis neatitinka standartinio, politikuojančio, visko grobinčio karaliaus širdies. Visiškai neatitinka. Nes jisai pasižiūrėjęs iš tuos 2 žudikus, jisai jiems taip sako. Sako, tą, kuris man pranešė apie Sauliaus mirtį, galvodamas, kad atnešė man gerą žinią, aš nutvėriau ir nužudžiau Ciklagę, užuot jį apdovanojęs už tokią žinią. Ir jo labiau, kad piktadariai nužudė teisų vyrą, jo namuose gulinti lovoje, ar aš neturiu pareikalauti jo kraujo iš jūsų rankų, pašalindamas jūs nuo žemės paviršiaus. Todėl Dovydas įsakė jaunuoliams ir tie nužudė juos, nukirto jiems rankas, kojas ir pakorė. Hebrone prie tvenkinio. O Išbošeto galvą palaidojo Hebrone. Įdomu tai, kad jį atkreipė dėmesį, kaip Dovydas sako, kad jūs nužudėte teisų vyrą. Jam Išbošetas, jo priešininkas, taip išeina, jis nėra neteisus vyras nusipelnęs mirties. Jeigu jisai žūtų mūšyje, žūtų mūšyje garbingai, bet va taip iš pasalų nužudytas, kol Dievas jo neapkaltino ir neparodė, kad jis yra kažkoks neteisus ar negarbingas vyras, tol Dovydas ketina jį gerbti. Tai yra teisingo valdovo širdis, teisingas nusistatymas. Toliau parašyta, kad po šito įvykio visas Izraelis, tai dabar įsivaizduokit, kad visi atėjo į vieną vietą, įvyksta susivienijimas. Neilgam aišku, bet kol kas bent jau karalystė bus absoliučiai suvienyta ir visi Izraelio vyresnieji atėjo pas karalių, Dovydą, į Hebroną. Ir karalius Dovydas sudarė su jais sandorą viešpaties akivaizdoje. Jie patepė Dovydą Izraelio karaliumi. Tuo metu jam buvo 30 metų. Kai jis tapo karaliumi ir karaliavo, jis 40 metų. Tai tokį bendrą susitarimą yra priėję žmonės, kad kai Dovydas buvo pateptas karaliumi, tai atvedė jį prie savo brolių, nuo laukų, nuo pievų, jam buvo 15 metų. Tuo metu Saulius jau karaliavo apie 25 metus. Tada dar 15 metų Dovydas netapo karaliumi
ir kiek atsimenu, dalį to laiko jis buvo persekiojamas Sauliaus. Aš tą sakau, kad mes tokį turėtumėm šiek tiek kontekstą. Tai įsivaizduokite, kai jisai slėpėsi nuo Sauliaus, kai jisai darė tuos pasirinkimus nenužudyti Sauliaus, kai turėjo galimybę, kai paskui jį atėjo vyrai pas jį, atsimenat, kai jis ten buvo pabėgęs ir pas jį susirinko vyrai visokie atstumtieji ir stokojantis. Reikia pamastyti, jisai buvo iki 30 metų amžiaus, tai tarkim 25 metų. Aišku, kad laikai pasikeitė apskritai paėmus, bet jūs įsivaizduokite tokioje situacijoje šiuolaikinį 25 metų žmogų. Kokius jisai išmintingus sprendimus darė, kaip jis darė sunkius sprendimus, kaip jam reikia bėgti, tai bėglys tokio amžiaus, daryti išmintingus sprendimus tik tai su Dievo vedinas gali. Ir tai irgi, šitas faktas, kad jisai buvo toks jaunas ir tokiuose situacijose, tai irgi nupaišo bendrą Dovydo paveikslą. Ir parašytas dar yra aprašytas Dovydo karaliavimo bruožas. Aš taip keliom 2 eilutės yra, kurios apibūdina jį kaip karalių ir tą visą periodą. Dovydas vis labiau įsigalėjo, nes viešpats kareivijų Dievas buvo su juo. Ir Dovydas suprato, kad viešpats jį tvirtino Izraelio karaliumi ir išaukštino jo karalystę dėl savo tautos Izraelio. 2 dalykai. Dovydo karaliavimas plečiasi dėl to, kad Dievas buvo su juo, ne dėl Dovydo grožio ar patrauklumo ar charizmos, dėl to, kad Dievas buvo su juo. Antras, Dovydas turi nuolankę širdį ir jisai supranta, kad jo įsigalėjimas, kaip karaliaus įsigalėjimas, yra ne dėl jo, čia ne jam skirta. Jisai supranta, kad tai yra dėl Dievo tautos. O šitas mentalitetas, dar aš paskui apibendrinsiu ant pačio galo, pasakysiu vienu sakiniu, kaip aš įsivaizduoju Dovydo širdį, bet šitas mentalitetas, jis šiaip turėtų būti krikščionių moto. Tai reiškia, kad aš be Dievo negaliu nieko ir viską, ką aš galiu su Dievu, aš darau ne savo naudai ir šloviai, bet Dievo šloviai. Toks turėtų būti kiekvieno absoliučiai atgimusio krikščionio moto. Užsirašyta ant šaldytuvo. Be Dievo negaliu nieko, bet jeigu su Dievu galiu viską, tai tik tais Dievo šloviai. Taigi, toliau vyksta įdomi situacija su Dievo skrynia, kaip ją pargabena ir kaip vienas, žmogelis žūsta, nes pabando ten ištaisyti ją, kai jinai vos nepasvirus nukrinta, bet viskas iš pradžių. Jeigu jūs prisimenate iš anksčiau, Dievo skrynią buvo pagrobę Filistinai ir savo neprotingą sprendimą už jį turėjo labai stipriai sumokėti, nes jų ten dievas Dagonas visiškai buvo pažemintas Dievo akivaizdoje ir ištiko Dievas tas vietas, kur buvo laikoma Dievo skrynia, visokiais augliais, kenkėjais. Ir tada jie, kaip atsimenate, įdėjo į vežimą Dievo skrynią ir su karvėm, su karvėm, man atrodo, telyčiom tiesiog pargabeno atgal, paleido jas eiti ir jas pargabeno atgal Izraelio teritoriją į tokio Abinadabo namus. Tai čia buvo 1 Samuelio 7 ir nuo to laiko tuose namuose pas tą žmogų ta skrynia ir buvo. Tai kiek aš atsimenu, bent jau daugiau nei 20 metų, nes tenai sakė 20 praėjo, bet čia dar praėjo kažkiek tai metų. Tai dabar Dovydas nusprendžia tą skrynią atsigabenti. Jis surinko visus Izraelio vyrus, iš viso 30 000, pakilo su visais žmonėmis, nuėjo pargabenti Dievo skrynios. Jis įkėlė Dievo skrynią į naują vežimą ir veža iš tų namų. Ir 2 sūnus, tie, kurie visą tą laiką praleido prie Dievo skrynios pas savo tėvą namuose, jie eina priekyje ir varo tą naują vežimą. Ir taip jie gabeno viešpaties skrynią, šlovindami ir giedodami ir grodami, parašyta, kad įvairiais eglės medžių instrumentais, arpomis, psalteriais, barškalais, cimbolais, dūdelėmis. Ir staiga, kai jie pasiekė Nachono klojimą, Uza, ištiesęs ranką, prilaikė Dievo skrynią, nes jaučiai suklupo. Ir viešpaties rūstybė
užsidengė prieš Uzą ir Dievas ištiko jį už jo klaidą ir Uza mirė prie Dievo skrynios. Aš jums nemeluoju, aš tikrai tikiu, kad jūs čia galbūt jau šitą viską žinot ir žinot, kodėl čia taip įvyko, aš visą laiką klausdavau, kaip taip čia įvyko, juk jis kaip ir bandė padėti, taigi jisai norėjo, kad Dievo skrynia nenukristų ant žemės, tai jisai gerą dalyką darė, kodėl Dievas jį nubaudė ir dabar išaiškės, kodėl Dievas jį nubaudė. Taigi visų pirma parašyta, kad Dovydas baisiai išsigando ir jisai iš karto nugabena į kitus artimiausius namus, ten toko Obed-Edomo namus ir palieka skrynią tenai. Ir dabar, jeigu atidžiai skaitysime tekstą ir mes jau esame pasikaustę truputėlį su kontekstu, mes pasižinosim, kad nutiko vienas bent jau tikrai legalus dalykas susijęs su įstatymu. Tai jeigu atsimenate, Skaičių knygoje buvo parašyta labai duotas konkretus instruktažas ir Dievas nepaliko vietos nei trupučiui interpretacijos, kaip Dievo skrynia turi būti gabenama iš vietos į vietą. Pamenat? Tenai buvo parašyta, kad ją gali gabenti tik konkrečios giminės žmonės. Tai yra Levito, bet iš Levito giminės dar konkreti giminė buvo Kehato palikuonis, bet jie parašyta tenai Skaičių knygoje negali net prisiliesti prie Dievo skrynios. Jie turi gabenti ją nešdami su kartimis. Toliau, svarbu paminėti, kad nieko nėra kalbama, kad skrynia būtų dedama į vežimą, naują, seną, bet kokį. Dėl to šitas momentas, kad Dovydas nusprendė iš pagarbos įdėti naują vežimą, čia yra interpretacija. Ir kartais tokia interpretacija drąsi, kur Dievas pasakė vieną, o žmogus padaro kitą, iš tikrųjų yra paprasčiausias maištas, nepaklusnumas, gali būti iš nežinojimo, bet va šičia man tas nežinojimas truputėlį dar kelia klausimų, kaip galėjo Dovydas būti nežinantis, gal nieks jam neperskaitė tos Skaičių knygos. Antras dalykas, čia neužrašyta, bet yra labiau interpretacija, tai familiarumas. Tas Uza, jis matė Dievo skrynią prieš savo akis bent jau kelis dešimtmečius. Jisai buvo sūnus to žmogaus, kurio namuose ta skrynia buvo. Gali būti, kad jo širdies nusistatymas ir yra, jisai nepabijojo jos liesti. Vadinasi, gali būti, kad tas Dievo buvimas jis pasidarė toks savaime suprantamas, tai kelis dešimtmečius matai prieš savo akis, niekas nevyksta, ar neparašyta, kad jinai tenai ar švytėdavo, ar nusileisdavo dūmai, tiesiog guli ta skrynia. Ir gali būti, kad per šitiek dešimtmečių, 2, 3, kad tas suvokimas Dievo šventumo ir neliečiamumo, kad jisai nublanko ir tu tampi, matydamas tą patį, per tą patį tampi familiarus. Ir mes krikščionys, iš tikrųjų, jeigu mes būtumėm sąžiningi su savimi, mes darom tą pačią klaidą. Mes labai dažnai tai, kas yra šventa Dievo akivaizdoje, o Dievas nesikeičia. Ir ką mes, pavyzdžiui, tik ką įtikėję, mes perskaitom ir mes išsigastam, mes tai laikom kaip krištolą, mums jis toks brangus Dievo žodis. Praėjus 1, 2, 3, 4 metams skaitom tą patį tekstą 2, 3, 4 kartą ir jau nebesudreba mūsų širdis. Ir jau mes žiūrim, tipo, Dievas jo, bet mes laisvė. Ta prasme, mes galim irgi patekti į pavojų, pradėti tuos dalykus, kurie Dievui yra šventi, laikyti familiariai. Tiesiog, Dievas mano hebrantas, Čia yra mums irgi pavojus. Ir trečias dalykas, ar Dievui iš tikrųjų reikėjo Uzo pagalbos? Neva jo rankas sutrumpėjo, ar jisai angelų jau nebeturi? Jeigu jisai pasakė nesiliesti prie skrynios, nes tai šventa, vadinasi nesilies. Ir jisai pats pasirūpins tą Dievo skrynią. Nes lygiai taip pat ir Mozė bandė padėti Dievui, kai Dievas sako, kalbėk uolai, Vas taip susinervino ant tų visų žmonių, galvoju, tai čia tas kalbėjimas nebepadės, reikia duoti per tą uolą, kad šitie žmonės išsigastų. Ir tas padėjimas Mozės Dievui, jisai ką kainavo, negalėjo eiti pažadėtą žemę. Tai bent jau 3 priežastis, kurios iš kitos visiškai nauja šviesa nušviečia visą šitą istoriją, bet svarbiausia yra ta pirmoji.
kad buvo viskas daroma ne pagal taisyklės. Iš tikrųjų, pažeidžiamas Dievo įsakymas. Tuo metu, kai Viešpaties skrynia buvo pas tą naują žmogų, jam viskas puikiai sekės, jis buvo laiminamas. Dovydas apie tai išgirdo, padrąsėjo ir nusprendė antrą kartą bandyti tą Viešpaties skrynią grąžinti atgal. Ir šį kartą jisai darė jau teisingai. Vadinasi, žmogus mąstė ir jisai turėjo prieimą prie informacijos. Nes pasižiūrėkit, sako, jisai susirado levitus, čia jau teisingas žingsnis, ir sako, jūs esate levitų šeimų vadai, pasišventinkite jūs ir jūsų broliai, kad galėtumėte atgabenti Viešpaties Dievo Izraelio skrynę į vietą, kurią jai paruošiau. Kadangi pirmą kartą jūsų nebuvo, Viešpats mūsų Dievas ištiko mus, nes netinkamai jo ieškojome. Kunigai ir levitai pasišventino, kad galėtų atgabenti Viešpaties skrynę. Levitai nešė Dievo skrynę kartimis ant savo pečių, kaip Mozė buvo įsakęs pagal Viešpaties jam duotą žodį. O Dovydas įsakė levitų vyresniesiems paskirti brolius giesmininkus su instrumentais, arfomis, psalteriais, cimbolais, kad skambindami keltų džiaugsmingą triukšmą. Ir ten paskui jūs žinote, kai jie paeidavo bent 6 žingsnius, tada Dovydas aukodavo jautį ar riebų aviną. Ir Dovydas, tas didysis karžygys, jisai šoko prieš Viešpatį iš visų jėgų, jis buvo apsirengęs lininę efodą. Taip Dovydas ir visi Izraelio namai nešė Viešpaties skrynę su šauksmais ir trimito garsais. Viešpaties skrynę atgabenusi Dovydo miestą Sauliaus duktė Mikalė žiūrėjo pro langą. Tai čia ta žmona, kurią jam atgabeno, kurios vyras ten verkė ją lydėdamas. Pamačiusi karalių Dovydą šokinėjantį ir šokantį prieš Viešpatį, ji paniekino jį savo širdyje. Aš turiu vieną žodį pasakyti dėl to šokimo. Šitą momentą stipriai šokti prieš Viešpatį, kelti jam džiaugsmingą triukšmą. Kai kurios krikščionių grupės mėgsta paimti iki kraštutinumo. Ką aš turiu omeny? Jeigu pas žmogų nėra širdyje, pavyzdžiui, belia kaip, gal asmenybė netokia, gal tuo metu jis tą nesijaučia, bet jeigu jisai nori imituoti, tipo, aš būsiu kaip Dovydas, ir bandyti tik tais atkartoti veiksmų, kad čia šoksiu visų trenksmų, per visą salę, bėgios, galbūt vėliavas kažkokias mosikuos, tai nebus tas pats džiaugsmingas triukšmas. Vienas dalykas yra iš širdies tą daryti, kitas dalykas yra pabandyti atkartoti tai, kas buvo Senajame testamente. Dėl to aš esu nuoširdžiai įsitikinusi, kad pats geriausias džiaugsmingas triukšmas yra tas, kurį tu keli iš tikrųjų, o ne bandai kažką atkartoti arba esi kažkieno priverčiamas kelti džiaugsmingą triukšmą. Ir todėl ne visą laiką reikia džiaugsmingo triukšmo, nes kartais atrodo mes ateinam ir turim tam tikrą scenarijų nusipaišę, kad būtinai turi būti tam tikros giesmės, kurios išjudina, kitos giesmės, kurios sujaudina, kitos, kurios tave priverčia gailėtis, atgailauti. Aš manau, kad to nereikia. Turi viskas būti iš širdies. Kitas dalykas, visgi aišku, tą savo išdidumą ir žmogiškumą irgi reikia treniruotis nusimesti, nes tada mes galim įeiti kitą kraštutinumą, kur sakom, kad taip nedera ir mes to nedarysim. Ir mes tik tai laikysim savo knygeles ir skaitysim iš jų giesmes, neleisim instrumentams groti, kas šiais laikais būna. Jūs žinot, yra grupės krikščionių, kurios neleidžia per šlovinimą naudoti jokių instrumentų, gieda tik balsais ir giesmes gieda tokias, kad atrodo esi laidotuvėse. Tai čia irgi yra neteisingas kraštutinumas. Taigi dabar Dovydas grįžta namo ir turi tą tokį pokalbį su savo žmona. Jam Dovydas sugrįžo palaiminti savo namų, Sauliaus duktė Mikalė išėjusi Dovydo pasitikti tarė, koks garbingas šiandien buvo Izraelio karalius, tai kalbant apie jį, apsinuoginęs prieš savo tarnų tarnaitės, kai begėdiškai apsinuogina niekam tikęs žmogus. O Dovydas tuo tarpu atsakė Mikalei, tai buvo prieš Viešpatį, kuris pasirinko mane vietoj tavo tėvo. Ir vietoj jo namų, kad paskirtų mane valdovų Viešpaties tautai Izraeliui, todėl aš grosiu Viešpačiui. Ir dar labiau nusižeminsiu ir tapsiu menkas savo akyse, bet tarnaičių, apie kurias kalbėjai, būsiu gerbiamas.
Čia irgi įdomu, kad panaudotas visiškai tas pats išsireiškimas, kai buvo panaudotas apie Saulių, tik atvirkščiai. Kai viešpats jam pasakė per Samuelį, sako, Sauliau, tu buvai pateptas karaliumi, kai tu buvai menkas savo akise. Pačioj pradžiai, kai Saulius dar slėpėsi, kai jisai gėdijosi, nenorėjo išeiti ir būti visų akivaizdai karūnuojamas, patepamas. Tai sako, kai buvai menkas akise savo, tada tu buvai išrinktas, o paskui jisai tapo didis savo akise, kad jis savo statulas ir pradėjo statyti ir save garbinti ir giesmę savo kurti. O jis sako, Dovydas sako, aš dar labiau nusižeminsiu, kad dar menkesnis tapčiau savo akise, o prieš viešpatį aš šoksiu. Ir paskui aš parinkau kelias psalmes, pasižiūrėsim, psalmėse tas ir atsispindi. Ten Dovydo nėra, taip, o aš čia toks, aš iš viso verchas, pažiūrėkite, aš pats sėkmingiausias, mylimiausias karalius visos istorijos. Ir čia tiesa, jis iš tikrųjų laikomas mylimiausiu karaliu, apart Jėzaus. Ir jo giesmėse atsispindi Dievas, kaip jisai dar menkesnis pasidaro, o Dievas dar didingesnis. O tuo tarpu šita duktė, Mikalė, sako, po tokių savo žodžių, kai jinai paniekino Dovydą, jinai nesusilaukė vaikų iki savo mirties. Toliau rašomas gražus skyrius, aš čia užsirašiau taip, kad jūs, aš jo neskaitysiu viso, aš tik tais summary duosiu, kas ten buvo pasakyta, bet jūs jį pasiskaitykit. Labai gražų žodžiai ateina Dovydui ir dar gražesnis yra jo atsakymas, kuris demonstruoja tokią tyrą gražią širdį, tai bus 2 Samuelio 7. Be žodžių, kad naktį viešpatie žodis atėjo Natanui ir jisai ateina ir jį, žodžiu, tas žodis yra vien pagirimas iš viešpaties Dovydui. Toks, kad žmogus turėtų susireikšminti iki padangių. Kad jo namai bus nepašalinti iš Dievo akivaizdos, kad jo palikuonis karaliaus per amžius. Gražus žodis. O Dovydas atsako štai taip. Jisai sako, kas aš viešpatie ir kas mano namai, kad mane čia atvedė. Ir tai pasirodė dar per maža tavo akise, viešpatie Dieve. Tu dar kalbėjai apie savo tarno namus tolimoje ateityje. Ar tai būna žmonėms, viešpatie Dieve? Kągi daugiau Dovydas gali tau pasakyti, tu pažįsti savo tarną, viešpatie Dieve. Tai vat gražiai jisai atsako ir aš tikrai rekomenduoju tą skyrių perskaityti, jo, užsirašykite. Ir dabar baigsime tą nelaimę Dovydo, labai didelę nelaimę, 11 ir 12 skyriuje. Tai parašyta, kad praėjus metams, tuo laiku, kai karaliai eina į karą, Dovydas pasiuntė Joabą su savo tarnais ir visą Izraelio kariuomenę, kurie nugalėjo amonitus ir apgulė Rabą, bet Dovydas pasiliko Jeruzalėje. Ir kartą vakare Dovydas atsikėlė nuo savo lovos, vaikščiojo ant karaliaus namų stogo ir nuo stogo jis pamatė besimaudančią moterį. Moteris buvo labai graži. Dovydas pasiuntė sužinoti, kas ji. Jam buvo pranešta, kad ji yra Betšeba, tokio Urijo žmona. Dovydas pasiuntė savo tarnus ją atvesti ir jis sugulė su ją ir jinai sugrįžo į savo namus ir galiausiai paskui pastojo jinai ir pasiuntė Dovydui žinią, aš esu nėščia. Ir vat. Ir čia dabar yra milžiniška bėda. Keli dalykai. Pirmiausia, pagal įstatymą, kunigų bus arba ten pakartoto įstatymo knygoje, jeigu kažkas pagaunamas svetimaujant, iš viso turi būti užmėtytas akmenimis. Nėštumas jau yra aiškiausias įrodymas, kad tu buvai svetimaujamas svetimautoje. Ir dabar Dovydas turi kažką daryti. Tai yra paleistuvystė, tai jis sulaužo įsakymą Dievo 100%. Ir jisai bandys niekšiškai, labai nebūdingai, bandys savo pėdsakus visus kažkaip tai, panaikinti. Ir štai ką jisai daro. Jisai paprašo, kad jam atvestų tą vyrą, Betšebos Uriją. Ir jisai sako, eik namo pailsėti. Žodžiu, Urija yra karys. Jis yra vienas iš tų karių, kuris išėjo kartu su visais kariauti. Ir iš sekančių eilučių paaiškėja, kad jis yra labai sąžiningas ir garbingas karys. Nes kai Dovydas jam pasiūlo grįžti namo, nusiplauk kojas, sako. Urija štai ką atsako. Jisai sako,
Skrynia Izraelis ir Judas gyvena palapinėse, o mano valdovas Joabas, tai jo karo vadas, ir mano valdovo tarnai apsistoja atvirame lauke, taip aš galiu eiti savo namus valgyti, gerti ir miegoti su savo žmona, tai ta pačia Bečeba. Kaip tu gyvas ir gyva tavo siela, aš to nedarysiu. Tada Dovydas jį nugirdo, pasikviečia į puotą kažkokią ir jį nugirdo, bet ir tada jisai negrįžta namo. Tai kam jam reikia, kad tas Ūrija grįžtų namo? Tam, kad tikimasi, kaip sako, kaip aš galėsiu miegoti su savo žmona. Tikimasi, kad jis miegos su savo žmona ir kad tas jos pastojimas, neštumas, kad jisai kažkaip nukris nuo jo pečių ir nuo jo atsakomybės, kad visgi čia kažkas ten jie nesusiskaičiuos ir žodžiu, kad visgi tas Ūrija, tipo jos tėvas, to vaiko ir viskas baigsis geruoju, nieko nepavyksta. Ir tada, kai nieko nepavyksta, jam reikia kažkaip atsikratyti to Ūrijos. Todėl jisai paprašo Joabo, to karo vado, kad pastatytų tą žmogų į tokią vietą, kuris tikrai būtų nužudytas karo lauke. Sako, pastatyk Ūrijai į smarkiausios kovos priekį ir atsitraukite, kad jis žūtų. Taip ir įvyksta, jisai žūsta. Parašyta, kad Bečeba gedėjo savo vyro, pasibaigus gedului Dovydas paėmė ją į savo namus, vedė ir ji pagimdė jam sūnų. Bet šičia pirmą kartą per visą Dovydo kol kas istoriją parašyta, kad Dievui nepatiko tai, ką jisai padarė. Sako, šis dalykas, kurį padarė Dovydas, viešpačiui nepatiko. Ir tada ateina pas Dovydą pranašas Natanas ir šį kartą jam pasako tokį baisią istoriją. Jisai sako, buvo du vyrai, jie gyveno viename mieste. Vienas buvo turtingas, o antras beturtis. Turtingas turėjo daug avių ir galvijų, o tas beturtis turėjo vieną avytę, kurią nusipirko ir prižiūrėjo. Ji augo kartu su jo vaikais, maitinosi jo valgiu, gėrė iš jo taurės, gulėjo prie jo šono, ji jam buvo kaip duktė. Mes iš tikrųjų dabar turim tokią avytę, kurią mes maitinam iš buteliuko, nes ją motina atstūmė. Ir aš dėl to kažkaip labai stipriai įsivaizduoju šitą avytę, tokia artima ir miela. Ir sako, kartą užėjo keleivis pas turtingą jį vyrą, tas, kuris turi daug visko, o tas turtingasis pagailėjo savo avių ir galvijų, kad paruoštų keleiviui maisto. Paėmęs beturčio, mylimą avytę, paruošė jos keleiviui vaišes, tai tą avytę papjovė, paruošė. Dovydas, išgirdęs šitais, taip supyko ant to žmogaus, tarė Natanui, kaip viešpats gyvas, tas vyras turi mirti. O už avytę jis privalo atlyginti keturgubai, nes jis taip pasielgė ir neparodė gailesčio. Na, o Natanas tada tarė Dovydui, tu esi tas žmogus. Taip sako viešpats Izraelio Dievas, aš tave patepiau Izraelio karaliumi, išgelbėjau iš Sauliaus rankų. Aš tau atidaviau savo valdovo namus, jo žmonas ir tau daviau Izraelio bei Judo namus. Čia viešpats kalba Dovydui, kaip baisu išgirsti tokius žodžius. Sako, jei to buvo maža, būčiau tau pridėjęs daugiau, kodėl paniekinai viešpaties įsakymą. Kokį? Negeisk svetimo vyro arba moters, nesugulk su svetimo vyro arba moterimi. Toliau sako, piktai elgdamasis jo akivaizdoje, tu nužudei Hetitą Ūriją Amonitų kardu ir pasiėmė jo žmoną. Tai dar ir nežudyk, pažeidė įstatymą. Dabar kardas visada lydės tavo namus, nes tu paniekinai mane ir pasiėmė Hetito Ūrijo žmoną. Aš pakelsiu prieš tave piktą iš tavo paties namų, tau matant tavo žmonas atiduosiu tavo artimui, jis suguls su tavo žmonomis prieš saulę, tu tai darei slaptai, bet aš darysiu visam Izraeliui matant saulės šviesoje. Iš karto Dovydo reakcija vėl galima palyginti, kaip buvo su Sauliaus reakcija. Dovydo reakcija, jisai absoliučiai nesirūpina nei savo reputaciją, nesako, Natanai, taip viskas sutvarkoma, žodžiu atgailausiu, bet tipo niekam nieko nesakyk. Nieko panašaus, jis iš karto atgailauja. Jis iš karto sako, aš nusidėjau viešpačiui. Ir Natanas iš karto atsako Dovydui, viešpats pašalino tavo nuodėmę, tu nemirsi. Bet kadangi davei progos viešpaties priešams niekinti Dievą, tai tuo metu, kai Dovydas sąmoningai nusprendė
parodyti priešams, kad visgi jo tarpe karių yra nužudomų karių, kad jie galėtų šaipytis iš viešpaties kariuomenės. Dėl to viešpaties sūnus, kuris tau gimė, mirs. Taigi Natanas nuėjo į savo namus, viešpats ištiko kūdikį, kurį Urijo žmona Betšeba pagimdė Dovidui, tas sunkiai susirgo. Dovydas maldavo Dievą dėl vaiko. Jis pasninkavo ir pasišalinęs gulėjo ant žemės visą naktį. Apie šitą momentą, kai jisai pasninkavo ir gulėjo visą savaitę, yra psalmė 51. Ir joje, tikroji atgaila yra užrašyta. Sako, aš perskaitysiu, jūs dar kantrybės turit, jo, išgirsti. Dieve sako, pasigailėk manęs dėl savo malonės, dėl savo beribio gerumo, panaikink mano kaltes. Visai nuplauk mano kaltę ir apvalyk mano nuodėmes. Išpažįstu savo nusikaltimą. Mano nuodėmė visada yra prieš mano akis. Tau vienam nusidėjau ir padariau piktą tavo akyse. Tu teisingai teisi ir teisingą sprendimą darai. Štai aš gimiau nuodėmingas ir nuodėmėje mane pradėjo mano motina. Tu mėgsti tiesą širdyje ir slaptoje mokai mane išminties. Apšlastyk mane izopu, kad būčiau švarus, nuplauk mane, kad būčiau baltesnis už sniegą. Leisk man patirti džiaugsmą ir linksmybę. Tai džiūgauja mano sužeisti kaulai. Nugręžk savo veidą nuo mano nuodėmių ir visas mano kaltes išgildyk. Dieve, tyra širdį sutverk manyje ir teisingą dvasią atnaujink. Neatstumk manęs nuo savo veido ir savo šventosios dvasios neatimk nuo manęs. Grąžink man išgelbėjimo džiaugsmą ir laisvės dvasia sustiprink mane. Tada mokysiu nusidėjėlius tavo kelių, kad nusikaltėliai grįžtų pas tave. Dieve, išlaisvink mane nuo kraujo kalties, nes tu mano išgelbėjimo Dievas ir mano liežuvis šlovins tavo teisumą. Atverk mano lūpas ir mano burnas skelbs tavąją šlovę. Tu nenori aukos. Jei aukočiau deginamąją auką, tau nepatiktų. Auka Dievui yra sudužusi dvasia, sudužusios ir nusižeminusios širdies tu, Dieve, nepaniekinsi. Būk palankus ir daryk gerą Sionui, statyk Jeruzalės sienas, tada tu gerėsies teisumo aukomis, aukosime viršius ant tavo aukuro. Čia yra tikroji atgaila. Ir kaip prisimenate, Saulius, kai padarė nusikaltimą Dievo akivaizdoje, sako, jis nepakluso, aukojo, kol dar nesulaukė Samuelio, ir kai Samuelis pasakė, atimta iš tavęs yra karalystė, jo vienintelis rūpestis buvo, ką apie jį pagalvo žmonės. Nes jisai Samueliui pasakė, prašau, sugrįžk su manim visų akivaizdoje toliau aukoti deginamasis aukas. Dovydui vienintelis rūpestis yra ne ką žmonės pagalvos, o kaip sugrąžinti draugystę su Dievu, ką Dievas pagalvos. Viskas baigėsi tuom, kad 7 dieną kūdikis mirė ir jis tikrai daug kartų girdėjo tą istoriją, kad kai kūdikis mirė, Dovydas atsistojo, visiškai ramus, nors pas jį tarnai bijojo ateiti, nes sako, jeigu jisai kūdikiu dar gyvam esant, toksai buvo visiškai gulėjo ir ant žemės ir nejudėjo, tai sako, kai pranešime jam, kad kūdikis mirė, jis gali padaryti ką nors negero. Bet iš tikrųjų Dovydas visiškai kitaip, jisai apsirengė, nusiprausė, valgė. Tarnai klausė, kodėl tu taip darai, tai jisai sako, kol kūdikis dar buvo gyvas, aš dar turėjau viltį, kad Dievas apsigalvos. Bet kai kūdikis mirė, aš jo nebesusigrąžinsiu. Sako, aš tik pas jį galiu nueiti, bet jis pas mane gal negali grįžti. Tai jisai paguodė savo žmoną ir ėjo pas ją, gulėjo su ją, ji pagimdė sūnų, kurį Dovydas pavadino Saliamonu. Viešpats pamilo vaikutį ir siuntė pranašą Nataną, kad jį pavadintų Džedidaja, Jedidija iš tikrųjų, pagal viešpaties žodį. Tai vat baigėsi šitas, bet aš noriu pasakyti 2 pastebėjimus konkrečiai dėl šito poelgio Dovydo. Pirma pamoka yra, arba pastebėjimas mums, kas čia nutiko su Dovydu. Geismas pagimdė nuodėmę. Čia yra eilutė iš Biblijos. Ir tas geismas, kur iš viso gimsta geismas? Žinot kur? Per akis. Kai tu matai ir užsigeidi. Ir apie tai Naujajame testamente daug parašyta yra apie akis, kad akis tu turi ypatingai saugoti savo akis, į ką tu žiūri.
Pasakyta, kad visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo išdidumas. Tai čia Jonas rašo laiške. Tai nėra iš tėvo, bet iš pasaulio. Galatams sako, kad sakau, gyvenkite dvasia ir jūs nevykdysite kūno geismų. Tai vat yra geismas ir prieš jį pasipriešint gali dvasia. Mato 5 skyriui Jėzus sako, tą įžymusis jo palyginimas, ar tiksliau pamokslas, kalno pamokslas, sako, aš jums sakau, kalbant apie svetimavimą. Kiekvienas, kuris geidulingai žiūri į moterį, jau svetimauja savo širdyje. Ir sako, jeigu tavo dešinioji akis skatina tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Geriau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas būtų įmestas į pragarą. Sako Jokūbas savo laiške, kiekvienas yra gundomas savo paties geismo, pagrobtas ir suviliotas. Paskui išsimezgęs geismas pagimdo nuodėmę, o užbaigta nuodėmė gimdo mirtį. Lygiai tas Dovydui ir įvyko. Jis pamatė, užsigeidė, tai kad tas užsigeidimas jį galėjo sustabdyti, bet jisai vykdė ją toliau, jisai realiai užbaigė nuodėmę iki galo. Tada paprašė tarnų, kad atvestų Betšebą, tada sugulė, tada nužudė jo vyrą. Viskas, žodžiu, pirma buvo geismas. Viskas prasidėjo nuo geismo. Antras dalykas, ką iš šito noriu pasakyti, Dovydas buvo mylimas Dievo. Ir jisai buvo toks pagal Dievo širdį, kad beveik norėtųsi paimti kokį kaip iš filmo scenarijaus ir parašyti jam išimtį. Jis toks mylimas, kad 100% vienam jo blogam elgesiui Dievas užsidengs, akis jis nepamatys. Bet tada tai būtų ne mūsų Dievas, tai būtų kažkoksai tai paperkamas teisėjas. Dievas išimčių nedaro. Jis yra šventas ir iš jo nereikia šaipytis. Ir dėl to, jeigu mes savo užsikabinam, tarkim, mes mylimi, mylimieji, užsikabinam etiketę, kad mes tokie esam priimtinieji, mes turime suvokti, kad šita etiketė mūsų nepastato į išimtį. Iš mūsų Dievo žodis, atgimusių naujų kūrinių, ir toliau reikalauja šventumo. Ir reikalauja Dievo žodis. Nesiūlo ir neprašo, o reikalauja. Kad mes turėtumėm tam tikrą elgesį ir kad mūsų elgesys rodytų tam tikrą standartą. Tai bet dabar aš sakiau, kad aš pačiau pabaigoje vienu sakiniu apibūdinsiu, kaip aš manau, galima būtų Dovydo širdį apibūdinti. Toks sakinys. Dovydas, apart Betšebos, bet Dovydas visose savo dalykuose pirmiausiai rūpinosi Dievo šlove. Bet čia yra Dovydo širdis. Kai jisai kovojo su Galijotu, jisai ne apie savo karjerą galvojo. Jisai sako, viešpaties vardą paniekino. Kai jisai kovojo prieš Filistinus, jisai galvoja ne apie savo karaliavimą, o apie Dievo tautą. Žodžiu, Dovydo širdis tai reiškia, kad pirmiausia, jis rūpinasi dėl Dievo šlovės. Tai aš linkiu ir savo, ir jums turėti tokį nusistatymą viduje.